Kai kuriems žmonėms šiukšlių maišo išėmimas iš šiukšliadėžės atrodo vos per minutę. Man tai beveik neįmanoma užduotis. Esu Izraelio valstijoje gyvenančių neįgaliųjų bendruomenės dalis, kuri kasdien susiduria su fizinė ir psichinė būklė, dėl kurios sunku atlikti paprastas užduotis – atsikelti, susitvarkyti. Ir kartais net atlikti pačius elementariausius namų ruošos darbus. Viena iš užduočių, su kuria man ypač sunku susidoroti, yra šiukšlių išnešimas iš savo buto. Bandžiau susisiekti su įvairiomis agentūromis, vyriausybinėmis įstaigomis, organizacijomis ir nepelno siekiančiomis organizacijomis. Tačiau praktiškai mane nuolat siuntinėja iš vienos agentūros į kitą be jokio realaus sprendimo. Tuo tarpu gyvenimas tęsiasi, o sunkumai išlieka. Gyvenu tik iš neįgalumo pensijos, todėl neturiu galimybės mokėti privačiai įmoniai, kad ši padėtų man atlikti tokius elementarius dalykus. Šis vaizdo įrašas skirtas neskųstis, o nušviesti realybę. Realybę, kurioje neįgalieji vieni susiduria su kasdieniais sunkumais, kurių kiti beveik nepastebi. Galbūt sprendimas slypi bendruomenėje. Galbūt mažame savanoriškame projekte. Galbūt su didesniu sąmoningumu. Jei kas nors žino sprendimą, iniciatyvą, ar net gerą kaimyną, kuris nori padėti, mielai išgirsčiau.